Kadangi UPS rytoj užsakytas, važiuoja 9 val. Ryto, tai reikia viską, ką pasidariau per šią savaitę išsiųsti. Va, šitos visos dėžės. Šitos dėžės. Šitie dar nesupakuoti. Kviesim sūnų į pagalbą, kad padėtų viską dasibaigti ir viską išsiųsti. Nes rytoj, kas sekat, vėl eisim vairuoti. Žodžiu, praeitam video dar paminėjau apie siuvinėjimą, embroiderį ir kai įdėjau tą TikToką ir pataginau aš tos tagus. Tik šitai padarai ir iškart sekančią dieną pilna pasipila skambučių. Man rodo, kad skambina iš Londono, rodo, kad skambina iš Kalifornijos, žodžiu, iš viso pasaulio. Bet visada atsiliepia vienas tas pats balsas. Tai yra iš kažkas žmogus iš Indijos ir savo servisą oferina tą digitizing. Ir čia ištisai, tik tai paminėk kažkur, kad siuvinėjai arba embroiderį angliškai ir viskas ir pasipila. Ir neina jų atsiplėš, sakau, nereikia, aš turiu, pas mane yra žmogus, kas daro, jau specialiai aš nenoriu šnekėti, nes kad, kiek galima kiekvienam tą patį pasakoti, sakau, pas mane žmogus daro, bet tai gal mes šį gerą kainą, nesakau, ačiū, nebereikia, viskas. Ir tai kovoju su tokiais servisais, vos ne kasdieną, skambina ir nežinai, kas ten skambina, ar čia kažkas svarbaus, ar šiaip iš lempos servisus siūlo. Bet ką darysi, atsakinėti skambučius reikia, nes gali būti ir kažkoks tai klientas, kurio mes tikrai nenorim praleisti. Ir dar vienas buvo klausimas, tuo pačiu įdėsiu šitą video, klausė, а говоришь ты ли по-русски? А как же, братан? Я пацан из 80-х, как же? Конечно, говорю. Если нужно тебе что-то заказать, обратись в email. O tu heiteri, žiūrėk, nepradėk man čia komentuot, o skambinsim toj Dirkščiui ir žinai, kas bus.